Šiandien pakalbėsime apie mįslingą dalyką, apie hipnozę. Bet kam nepatinka žodis hipnozė ir galų gale negąsdinkime tų, kurie žiūri mūsų laidą. Pakalbėkime apie įtaigą. Kaip įteikti ką nors simpatiškai merginai. Galbūt galėsime ir vaikinui, bet šį kartą pašnekėkime apie tai, kaip ką nors įteikti merginai. Bet aš nei psichologas, nei hipnozės guru, tai kaip aš galėčiau kažką įteikti merginai ar netgi ją užhipnotizuoti? Įtaiga atrodo labai paslaptinga. O kas yra įtaiga? Šiandieną daug kas iš žiūrinčių mūsų laidą važiavo automobiliu. Ar galėtų prisiminti visą kelią tiksliai, kiekvieną akimirką? Be abejo, ne, nes buvo susikaupęs galbūt ir kitom mintim. Tai kada aš kalbu apie įtaigą, kalbu apie tai, kaip pasiekti, kad žmogus, su kuriuo jūs bendraujate, visų pirma girdėtų jūs ir pasiduotų jūsų kuriamai nuotaikai. Todėl pradėti reikėtų nuo klausimų, kągi jūs norėtumėte jums patinkančiai merginai įteikti. Na tai žinoma, kad labiausiai norėčiau įteikti merginai, kad esu pakankamai protingas ir žavus. Manau, kad tokie norai yra pastebima klaida. Gana dažnai žmonės, kurie legis nėra hipnotizuotai, kada jų paklausi, ką jie norėtų įteikti, jie šneka apie tokius dalykus, kurių galbūt ir profesionalus hipnotizuotojas nesugebėtų padaryti. Geriausia, ką jūs galite padaryti, tai sukurti tam tikrą nuotaiką, įteikti merginai, kad jai čia yra gera, jauku, gal tuo pačiu tą nuotaiką susijęs ir su jumis. O kadangi norime įteikti tam tikrą nuotaiką, tai prieš tai reikia pasiekti, kad pasąmonė patikėtų, jog tai, ką aš sakau, yra teisybė. Ir todėl aš sakau, o dabar, kada jūs sėdite šiame krėsle, jūsų kojos remiasi į grindis. Na, aišku, kad jos remiasi į grindis, bet dėl mano žodžių jūsų dėmesys nukrypo ten. Sakau, štai mėlyna knyga. Atkreipiu dėmesį į spalvą ir jūs vėl įsitikinate, kad mano teiginiai yra teisingi. Sakau, mes galime pasikalbėti, nes jūs girdite, ką aš kalbu. Akivaizdu, kad jūs tikrai girdite, ką aš kalbu. Ir pridedu įtaigą norimą linkme. Jaučiatės šiame krėsle gerai ir maloniai. Labai paprasta taisyklė. 3 pojūčiais patikrinami teiginiai ir 1 teiginys norima linkme.